Sveiki visi į naują video ir šiame video mes bandysime pagaminti kovinį kirvį, nežinau kaip gausis, bet mes jau čia turime ruošinuką, čia yra, nežinau, kažkoks apvalus, o čia tiesiog privyrinau, kad galėčiau su repliam paimti ir, kaip sakant, kalt, bet aš žinau tiek, kad čia yra toks šiek tiek kietesnis metalas, labai peilinis nėra metalas, kad ten peilius geriausius galėtum nukalt, bet jisai yra turinti šiek tiek anglies. Manau, kirviui kaip tik tas pats bus. Tai čia, žodžiu, bus kirvio pats kirvis. Pabandysim įkaitinę, va čia pradėti plotą. Nežinau, čia kaip gausis iš tikrųjų, nes Vytautas, kai neįsivaizduoja, tai nelabai ir žino, kaip čia gausis. Bet ką aš galvoju, tai kaip mes tą kirvį iškalsim, aš bandysiu ne medinę rankeną padaryti, nebandysime skalti jokių skylių, o bandysime privyrinti kalviškai, nu gal ir ne kalviškai, rankeną. Tai nežinau, čia su kažkokiu metalu pabandysime mes taip ir padaryti. Čia tikrai yra to pas mus metalo. Tai ką dabar pradedam daryti? Tai net nežinau, tiesiog kalam ir žiūrim, kaip čia gausis. Aš šiek tiek turiu įsivaizdavęs, kaip turėtų atrodyti tas kirvis, bet nežinau, kaip čia gausis. Pradedam! Padariau, bet daug nešnekėjau, bet vis tiek kažką šiek tiek parodžiau, taip greit padariau. Iš tikrųjų reikėjo gal daugiau papasakot, nu bet nieko. Dabar mes jau turime, kaip sakant, va čia suvyrinę. Tikėkime kalviškai turime čia suvyrinę visur, bet dar man nepakanka. Tai aš dar biškį nušveisiu su dratiniu šepečiu ir suvyrinsim dar su mygu. Žodžiu, apvyrinsim ir tada, nežinau, kursim žaizdrą ir pabandysime mes jį pakalti. Dar reiktų čia ašmenis mums sukalti. Reiktų gal čia šiek tiek patiesinti, reiktų patį galiuką sukalti. Dar va čia biškį nupjaustysiu tas vyrius, nes čia bandė Vytautas pavyrinti šiek tiek kažkada. Tai va, tai dabar tai ir pradedam. Žodžiu, suvyrinu, sumygu tos visus tarpus, kad tvirčiau būtų. Tada ties čia nupjaunu šiek tiek, čia biškį iškalam, čia pakalam, visur pakalam. Ir tada eisime prie šveitimo staklių ir vėliau bus pats, kaip sakant, grūdinimas. Nu, šveitimo staklias dar neveikia, aš nežinau, kada jos čia veiks, bet tikėkime, greitai veiks.
Tai gerai, dabar ką pradedam? Mes dabar pradedam šveisti, grūdinti, atgrūdinti, viską jau pabaigti ir tada jau, kaip sakant, pabaigsim video. Nežinau, kada čia mes jau paskutinį kartą buvom, nes buvo dažnio keitiklis sugedęs, pakeičiau ten tuos visus žodžių tranzistorius ir veikia. Tai nežinau, čia ką mes turėjom daryti, bet dabar pradedam šveisti viską, tuos dalykus daryti. Tai pradedam. Na ir gerai, mes jau turime pabaigę štai šį jau kirvį, beliko tik aliejam šiek tiek sutepti ir nežinau, kažkaip gavosi, gal labai puikiai nesigavo, nors gavosi. Nežinau, parašykite, ką manote komentaruose, gale video pamatysit nuotraukyčių, kaip viskas atrodo. Užgrūdinau, tas metalas iš tikrųjų užsigrūdino, jisai, kaip aš žiūrėjau, sudildė, jisai grūdinas iš tikrųjų. Tai labai gerai ir gal bus pardavimai, jisai vytautaskalvis.com, jeigu norite kažką gal kito užsisakykite, kokių, pavyzdžiui, peilių ar kažką, žodžiu, asmeninis užsakymas, pavyzdžiui, padaryk tą ir aš padarau. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu taip spaudžiam like, jeigu ne dislike ir susitiksime kitame.